ledas, ne mašina, čia vietas. Sveiki visi. Važiuojam su AVD turas pasivažinėti vėl. Šiandien važiuojam netoli Jonavos, prie Ruklos. Kelionę pradedam prie ežero pavadinimu. Taip, tai ežeras. Nežinau pavadinimu. Prie ežero Bedugnė. Ir judame toliau mišku. Mašinų nemažai susirinko. Yra labai smarkiai pasiruošusių važiuoti per purvus ir yra standartiškai tiesiog su žieminiam padangom. Taigi labai smagi vairovė, bus kam seksis lengviau, kam sunkiau. Labai įdomu, kaip mums čia bus. Na, laukia įdomi kelionė miškais ir sunkiai pravažiuojamais keliukais. Tuo pačiu privažiuosime prie 2 upių santakos, taip kad pažiūrėkit, turėtų būti įdomu. Laukia pirmą įkalnę į smėlę, įdomu. Biškį iš šono pavažiuokim, ką pasižiūrėti. Ką, varome mes. Tikėkimės, džipui nepritrūks galios. Biški duobės trukdo, bet nieko tokio. Užkilom. Kaip ir bamba. Įdomu. Kai užkyli kalną, ką tada leidžiamės į apačią. Bet čia jau kamštis geras. Ir kažkas sustoja. Subaru pirmas bandė šturmuoti balą, bet pakibo ant pilvo. Dabar jau Hiluxas įtraukė su gervė lauk. Prasileidau purvą į veidą. Patarimas traukiamiems su gervė. Kai jūs iš lėto traukia, nereikia skubėti ir smarkiai prasukinėti ratų. Tiesiog iš lėto laukit, kol ramiai būsite ištraukti. Pasitikėkit gervę. Ar verta važiuoti per patį gilumą ar ne? Gal verta vis tik? Dėja, Subaru sankava neatlaikė ir susvilo šitam klampiam molynį. Kelionės užbaigti jau nebepavyko. Sankavos kvapas yra. Jo, galingai. Tai jisai patsgi gali išsitraukti priekį, kam jį atgal traukti? Ja. Jonai, oras žodžia, tai savo pirmą balą. Įrėsime balo. Atrodo graži, bet pilna vakar. Ne tokia ir gili, viskas gerai čia. Bandysim, tai ko čia daugiau važiuojamgi. Porą valandų čia va praleisim. Greičiau namo grįšim. Nu, reikės man bandyti važiuoti dabar gražiai. Prastumdė purvą su Hiluxu. Turėtų būti lengviau įveikiama. Bet drąsūs žmonės taip stovėti priešais gervę. Aš tiek drąsos neturiu. Toyota Land Cruiseris atvažiuoja pasirodyti savo pravažumu.
Tik kad negėlė tą balą. Normaliai, smagu buvo. Roveris niekaip nesulaukė aplodismentų. Niekas nemėgsta aristokratų. Pabėgo ir daugiau dalyvių. Negali pykti, bet manau, kad Hyundai'us būtų pervažiavęs be didesnių problemų. Neskubėkim, Toyota buksuoja. Įsijungia palietintoje, važiuoja. Pasirodo, visus varomus įsijungė, o ne palietintoje. Tik prašė niekam nesakyti. Mandravoja. Aš su antiprasleidimu ramiai važiuoju, nėra čia ko priešytis. Gerai, kad išsileidau šį kartą padangas prieš kelionę. Tai be problemų. Pagal žemėlapį panašu, kad artėjame link Brastos. Įdomu, kokio gylio laukia. Nepanašu, kad būtų daug lyja, tai tikriausiai vandens nebus per daug. Nu, tokia lengvutė Brastutė. Ai. Net nestaptelsime. Ir iš karto, kai tiek mašinų pravažiuoja kelias šlapias. Kaip smarkiai skiriasi, kai važiuoja galų varomu ir visais. Vienur pilna dramos ir garso, kitur iš vis nuobodu žiūrėti. Paseračiui nušovė šlangą nuo interkulerio. Trumpas greitas remontas ir bus galima judėti toliau. Kas labai nustebino, kad čia 2,5 TDI, o ne 1,9. Labai status nusileidimas. Būtų įdomu užkilti tokį. Ir čia dar su dviračiu prasilenkiam, tai nežinau, kokios stiprumo jo kojos. Turbūt kaip 1,9 TDI. Gerai, kad nešlapia, būna to kalno būtų daug įdomiau. Gaila, kad nešlapia. Sustojame trumpam prasimankštinti kojas prie Budelių piliakalnio. Atleiskit už fone girdimo smarkų kvėpavimą, nežinau, kam čia tai buvo sunku užlipti. Ir dabar ilgas ir lėtas persikėlimas per nerį su Čiobiškio keltu. Mašinų telpa maksimum 2 ir sunkiasvoriai užvažiavę gerokai panardina keltą žemyn. Matosi svorių skirtumas tarp Subaru ir Land Roverio. Bent jau keltininkas suteikė mums pirmumo teisę ir pastumė Toyotą į šoną. Fazė labai ilga, Čia jo. Nedaulanėlė. Abudu čia didžiausia susirinko. Didesnių jau nebebus? Ne. Mano 2 tonas ar 3 tonas. Galvoju, kad aš šarvuotis jau kaip pirmas užvažiavimas. Dabar jūsų galiausių maksimum atgal. Iki pat galo. Žinai, gadas, ne mašina, čia vieta. Dažiausia.
Kad galutinai neužsisėdėtume, einam pasivaikščioti. Šį kartą iki Čiobiškių urvų. Lietuvai unikali vieta. Gal kokius du urvus ir galima rasti per visą šalį. O va Latvijoje smiltinių urvų jau randasi belė kiek. Nieko daug viduje nesimato, dėja pamiršau pasiimti prožektorių. Gerai, varom lauką. Jeigu mėgsti urvus, tai eik. Čia užstabdysi. Ui, nu kam taip skubėti, reikia tik iš lėto antipraslydimą išsijungiam ir ropuojamės. Įlipsiu. Ką problemyčių? Kažkas labai smarkiai pradėjo bildėti priekyje. Gali būti, kad ratai, kurie yra šiek tiek didesni nei gamintojas planavo, greičiau sudėvi važiuoklės dalis. Ką, gražus keliukas palei patupę. O žemėlapis rodo vaizdelį. Tu tikėtina, kad žvejų pamėgtas. Sakyčiau, stati įkalnė. Neatrodo, bet prie sėdynės jau prilipau. Geras jausmas. Gerai, kad pas mus dizeliukas. Saugiai užkilsim. Įdomu, ar stogas klius ar neklius? Akivaizdžiai kliūsme. Tiek nesusižemins ta važiuoklė. Liuką nuleis dar gal. Gerai būtų, jei būčiau nors tiek girdėjęs įspėjimą dėl liuko. Jo, bet ten medis atsargiai. Kairės. Jo, gerai. Ačiū visiems už pagalbą. Iš vidaus net nesimatė, kiek daug komandinio darbo vyko vienu metu, kad tik tas per didelis roveris tilptų. Labai nesinorėjo pjauti medžių. Dankratas. Gerai, biškį pavažiuoju dabar. Stop. Dabar dankratas. Jo, gal visi kelią Lipa, jo. O, praeis. Čia tiesiog visiems reikia visiems lipti visų mašinas. O, liuks. Gerai, viskas. Gerai. Vandena biškį kliūna, bet jinai spiropliuoja. Jos, visas. O šitas tai nemanau. Malai biškį, tačiau bandyk važiuoti. Varyk. Pas tavęs spiruoklės ar oras? Spiruoklės. Tai tada sės gal reikia visiems. Ant slenksčių lipt. Ant slenksčių lipt. Sušokti sen. Nu ne tiek spiruokliuoja, kiek reikėtų. Gerai. Tai jau ir iš stogo matos, tai yra patirties. Yra pravažiuoti. Daugumai gal net kiek per lengvai sekėsi veikti šitą kliūtį. Tik čia nuobodžiai. Sausi metai. Aukščiausias Lietuvos kalnas.
Švelnios balutės. Be problemyčių. Oi, čia, tai kad mes čia ne taip važiuojam. Buvo geresnis maršrutas, nemačiau. Apsirikau. Peržiūrėsim per vieną giliausių Lietuvoj brastų. Kaip tam džipui pavyko, nežinau. Tikiuosi ir mums pavyks. Sunkiai mums pavyko, nes kamštis. Daugumos, o gal net visų labai laukta pietų pertraukėlė. Jau ilgokai važiuojame. Miško keliukais, apie 6 valandas. Tai visus užkandžius spėjom pabaigti ir labai laukiam, kada bus galima išsikepti dešrelių. Pietums sustojame Metelių Rėvos stovyklavietėje. Na, čia turbūt 4 pagal plotį Lietuvoj brasta. Važiuojam prie 2 pagal gylį Lietuvoj brasta. Čia tokia biški akmenuota. Turiu, kad nepalikt pėdsakų nepavyko. Kažkas tai medžio surinkinėja. Šiek tiek skersuokas keliukas, sakyčiau. Oi, vargelė. Palipat stiklą. Oi, ne mano amžiui taip važiuoti. Gali būti. Įdomiai. Dabar įkalnė nemaža, bet kylam. Įdomu, kiek laipsnių pasvirėm. Nu, mažiausiai 7,5 laipsniai po svirimo kampu važiavom. Sakau, va čia buvo stiklas palipa. Ai, kaip skaudžiai. O čia panašu, kad bebras medį nugriaužęs. Avadetūro kelionė tarp 2 upė baigėsi. Važiuojame link finišo, kažkur netoli Achemos, kitapus Neries pusės. Visą dieną taip ir važinėjome, tai šalia Neries, tai šalia Šventosios, bet nebespėjome davažiuoti iki Santakos, kur šios upės susikerta, per daug išalkę keliautojai buvo. Pažintinis, nuotykinis, kelioninis turas patiko, nes aplankėm nemažai vietų ir objektų, kurių dar nebuvau matęs, šiuose Jonavos apylinkėse nesu buvęs, visko, ką matėm ir lankėm, net nepavyko sutalpinti filmuką. Jei patiko video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą, laukia ir daugiau kelionių, taisymų ar net roverio tobulinimo darbų. Ačiū žiūrėjusiems ir antras ačiū prenumeratoriams. Šiam kartui tiek, ate!